Labas vakaras. Tai vat po šito laivo merginos, kas mane vaišinot kavytę, bus magic. Teisingai, bus magic. Bent jau kažkas suprato, kad bus magic. Taip, bus Teresės magija. Bus Teresės magija šį vakarą. Labas vakaras. O kiek daug čia jūsų. Oho. Labas vakaras, labas vakaras. Nu ką, mielosios. Turiu aš krūvą psichologijai naudojamų klausimų. Ir aš pernai jau sugalvojau ir šiemet tęsiu tą tradiciją, kad išnagrinėti šitos psichologinius klausimus per taro. Nedarau aš jų kiekvieną savaitę, nes, kaip žinot, pas mane vis naujų projektų atsiranda, naujų reikalų, naujų darbų, bet jie labai turėjo didelę paklausą šitie klausimai praeitais metais, tai aš vis su jais grįžtu. Pas jūs yra 4 pozicijos, duodu jums pasirinkti iš 4 pozicijų. Atsipalaiduokit, užsimerkit, pirmiausia užsimerkit. Užsimerkit, jeigu turit puodelį arbatos, puodelį kavos, gal kas vyno taurė, gal kas dar turit kokį gėrimą, sėdit kažką veikiat sekmadienio vakarą. Tai atsipalaiduokit, įsijauskit į šitas visas kalades, tuoj aš dar pasidėsiu po taip vadinamus signifikatorius. O jūs pagalvokit, gal turite kokį skaičių jums mėgstamą, mylimą, tą, kuris jūs traukia. O gal laimingą skaičių turit. O gal tiesiog kažkuris iš šitų mano jums padėtų numeriukų traukia akį, šaukia, vilioja, ar dar kažkaip kitaip jūs kviečiasi. Ir po numeriukų bus pasislėpęs jūsų klausimas. Greičiausiai atspindintis jūsų dabartinę emocinę būseną. O gal jums reikėtų pasižiūrėti į kažką, ką tas klausimas norėtų jums pasakyti. Bet visų pirmiausia, ar mane gerai girdit? Ar mane gerai matot? Ar gerai girdit? Ar gerai matot? Parašykit, prašau, gerai girdit, gerai matot. Muzika netrukdo. Puikiai. Viskas tobula. Na ką, mielosios, norit magijos? Tai pasižiūrėkit į šitą 4 šitas krūveles ir išsirinkit savo, tą, kuri labiausiai jums rezonuoja, tą, kuri labiausiai traukia jūsų akį šį vakarą, o gal tiesiog kviečiasi jūs, kad pažiūrėtumėt. Tai nebūtinai turi būti viena, gali būti 2, o gali būti ir visos 4, galbūt kaip tik šiuo momentu jūs jaučiatės būtent taip per visas 4 pozicijas jūsų savijauta tokia. Juolab, kad penktadienį prasidėjo pilnatis, labai galinga pilnatis, jaučio ženkle. Tai aš ilgai nelauksiu, netempsiu į naktį, vis tiek video bus išsaugotas, tikėkime, leis man Instagramas išsaugoti. Patrauksiu kitas pozicijas į šoną ir pradėsim mes nuo 1. Tai kągi, ta 1 pozicija slepia jums čia kokį klausimuką. Kokį, galvoju, kad netrukdytų man. Kokį klausimuką arba kokį
kokį ženklą, kokią savijautą. Ir tada išnagrinėsim. Oi, koks gražus. Ar sapnavai tai? Tai po pirmu numeriuku, po pirmą poziciją slepiasi. Ar sapnavai tai? Pasižiūrėkim, kokius sapnus čia jums bando sudėlioti šitas klausimas, šita korta. Klausimas yra, ar sapnavai, kad tu labai lengvai, labai energetiškai, su didžiuliu užsidegimu, su didžiuliu noru, tu stovi ties tuo, kad kokie yra tavo norai. Tu stovi ties tuo, ko tu nori pasiekti. Ar tavo sapnai atspindi tavo realybę? Ar tavo sapnai atspindi tai, kur tu norėtum būti, ką tu norėtum daryti? Kokias yra tavo svajonės? Ar tu sapnuoji? Kokios yra tavo svajonės, kokie tavo sapnai. Galbūt tavo sapnuose yra tai, ko tu trokšti, o ko tu trokšti. Dažniausiai trokšti lengvai įveikti visas negandas, visus išbandymus. Tu nori, kad galėtum dalintis tuo, ką tu turi, ir norėtum turėti labai daug, kad galintum tuo dalintis. Be jokio stabdžio, be jokio aš negaliu, man neišeina. Tavo sapnai ir tavo svajonės tikriausiai yra apie tai, kad tu moki pastovėti už save. Visų svarbiausia, tu moki pastovėti už save. Tu gini savo teritoriją. Tu moki neskaudindama, nedraskydama akių kitiem pasakyti būtent tai, ką tu nori pasakyti, neišsisukinėdama, nebandydama įsiteikti, nebandydama apsaugoti kitą, bet ir neįžeidinėdama. Tu norėtum, kad tu galėtum apginti savo poziciją. Tu nori apsisaugoti, tu nori saugoti save, bet tuo pačiu tu nori ir sulaukti pagalbos, nebūti, kad aš esu viena ir su viskuo man reikia tvarkytis vienai pačiai. Greičiausiai tavo svajonėse nėra to, kad tu labai sunkiai tempi savo užsikrautą naštą, kitų užkrautą naštą. Tu taip svajoji, tu taip nori, tu taip sapnuoji, tikriausiai ir atsibundi, galbūt iš to sapno net neprisimindama, kas buvo ten sapne. Bet tu labai labai nori nusimesti visas tas tau uždėtas ekstra pareigas. Tu ir taip jau tiek daug atrodo darai ir tiek arti esi iki pervargimo ribos, nes tu jauti, kad tu turi tai padaryti, bet iš tikrųjų tu nenorėtum to jausmo jausti. Ir dažniausiai tu supranti, kaip tau trūksta stiprybės vidinės pasakyti ne, kaip tau trūksta tokio vidinio stuburo, paimti ir pasakyti ne. Nes gali būti, kad tau atrodo, kad tu privalai tai padaryti. Kad tu privalai padaryti tai, kas tau yra kraunama. Ar tai yra atsakomybės, ar tai yra darbai, ar tai galbūt pati savo prisimi per daug atsakomybių. O tada jauti, kaip jeigu tu nenusimesi tuos naštos, kaip tu tiesiog susmuksi, nes tai gali būti per daug. Tavo sapnai tikriausiai norėtųsi, kad būtų labai lengvi, pilni spalvų, pilni grožio, pilni pozityvumo, bet kartais tavo sapnai gali parodyti tai, kad iš tikrųjų tu norėtum savo gyvenimą paimti į savo rankas. Tu norėtum turėti tą kontrolę. Tu norėtum labai lengvai išeiti iš tų energijų, kurios tave supa. Ar tai yra tavo bendradarbiai galbūt žmonės, su kuriais tu dirbi, su kuriais tu praleidi kažkokį laiką,
dėl kurio tu neturi pasirinkimo. Tai gali būti ir tai, kad tu labai netgi norėtum, kad tos pamokos tau ir nebesikartotų, nes atrodo, tu jau jas išmokai, kiek dar galima jų mokytis, kiek dar visata tau gali siūsti tų išbandymų, kiek tau gali siūsti pamokų, žmonių, situacijų, kad vėl ir vėl tau primintų apie tai, kad vėl ir vėl tau pasakytų, ar tu tikrai nori būti tokioje energetikoje, kokioj tu esi dabar, tempti sunkiai, nemokėti pastovėti už save, nemokėti tiesiog su tuo vidiniu tokiu stiprumu pasakyti ne ir būti savo gyvenimo kūrėjas, turėti savo gyvenimo kūrimą savo rankose, turėti kontrolę tam. Nes atrodo, kad ir ką tu planuotum, kad ir ką tu darytum, ir atrodo fokusas pas tave yra nukreiptas į tai. Tačiau vis tiek ateina kažkokios netikėti išbandymai, kažkokios netikėtos situacijos, kurios tau neleidžia ramiai gyventi, kurios neleidžia taip vadinamos tranzicijos padaryti, kada tu tiesiog, aš jaučiu, kad man reikia išeiti iš tos energetikos, aš čia daugiau nebegaliu, man sunku čia. Aš noriu apsiginti tiek save, tiek savo prioritetus. Kas yra mano prioritetai? Tu norėtum dėkoti kiekvieną dieną atsikėlus ryte, kad tu turi pakankamai stiprybės, tu turi pakankamai energijos, tu turi pakankamai motyvacijos pasakyti ne viskam, kas tave slegia. Tu norėtum kiekvieną vakarą nuėjusi miegoti padėkoti už labai nuostabią dieną. Ir greičiausiai dėkoji, tačiau ryte atsikeli ir vėl atrodo tas pats, Bet aš juk jau tiek einu link savo geresnio gyvenimo. Ir tu staiga atsibundi ir galvoji, bet mano gyvenimas jau keičiasi. Galbūt po mažai žingsneliais, galbūt ne taip greitai, kaip norėčiau, bet vis tiek jisai keičiasi. Man dar trūksta kažko trupučiuką daugiau. Daugiau tau trūksta to, kad tu nesapnuoji, bet tu darai. Tol, kol pats nepaleisi tos energetikos senos, atitarnavusios, tau nebereikalingos. Tol ji ir tempsis paskui tave, tol ji ir slėgs tave, tol ji tau naktim neduos ramiai miegot. O rytą atsikėlus atrodys, kad ir vėl esi tame pačiame užburtame rate. Pilnatis yra nuostabus laikas. Paleisti viską, kas nebetarnauja, viską, kas slegia, viskas, kas negera, viskas, kas tiesiog laiko tave pririšęs. Bet tu gali nukirsti visą tai. Tu gali pasakyti, kad tu nebenori būti toj vietoj. Tu nori naujovių, tu nebenori tų senų energijų, tu nebenori senų situacijų, tu nebenori senų pamokų, tu norėtum kažko naujesnio, tu norėtum kitokio levelio, kitokio lygio. Bet tu gali tai padaryti, jeigu tu nepabijosi paleisti, kas atrodo tau yra labai reikalinga, nes tai yra stabilu. Tai yra stabilu, bet stabilumą tu kuriesi pati. Tu pats pati kuriesi. Tol, kol sau nepasakysi, neįtikinsi, neįrodysi, neparodysi, kad pasitikėjimas yra ugdomas bet kokioje situacijoje, tol tau bus labai sunku pasiimti tą gyvenimo kontrolę į savo rankas. Bus sunku sutelkti fokusą, nes aplink yra labai daug visokios energetikos, kuri to neleidžia tau padaryti. Jau atrodo padariau, turiu viziją ir naktimis į man sapnuojasi. Turiu viziją, turiu norą, žinau, kur turiu eiti, žinau, kur noriu eiti. Jau atrodo, taip arti yra šitas lūžis,
taip arti yra šitas tiesiog proveržis, sudėk fokusą. Sudėk į tai fokusą. Išsiaiškink savo galvoje, kas yra tas, ką tu norėtum paleisti ir ką tu galėtum padaryti, kad kontrolę į savo rankas paimt galėtum. Kur galėtų būti šita didžiulė tokia perversmo akimirka, kurioje tu savo be įtikinimų, be kažkokių ten ilgų išvedžiojimų savo pasakai. Svarbiausia, savo esu aš. Ne kažkas aplink mane, bet svarbiausia esu aš. Ir mano pasirinkimas yra tai, ar aš leisiu ir toliau, kad mane stumdytų, kad man aiškintų, kad man pasakotų, ką aš turiu daryti. Pokyčius galima padaryti. Pažadėk savo, einant šį vakarą miegoti, kad susapnuosi savo pokytį, kad susapnuosi savo geresnį gyvenimą, savo fainą, nuostabų, gausos pilną gyvenimą, kur tu gali dalintis, tačiau turėsi sugriauti tai, kas yra dabar. Nes tai, kas yra dabar, tau naktim neleidžia miegoti. O tugi nori, kad tavo sapnai būtų tokie, kuriuose pildosi tavo svajonės. Ir kada tu atsibundi, tu supranti, kad tu esi visai kitokioje realybėje. Tu supranti, kad tavo vizijos, jos vis dėlto išsipildė. Ko nuoširdžiausiai tau ir linkiu, jeigu tu pasirinkai pirmą poziciją. Dabar keliausim prie dvejetukų. Kasgi slepiasi po dvejetuku? Kągi dvejetukas atsinešė su savo korta? Kaip galima tau padėti? Pagalvok apie savo situaciją, kuri tave neramina. Arba tiesiog galbūt yra kažkas giliai širdyje, dėl ko galbūt maudžia, ar kažkas, galbūt situacija tavo situacija tokia, kuri tiesiog atrodo yra padėtis be išeities. Tai pasižiūrėkim, kokią išeitį vis dėlto galima būtų iš tos padėties pabandyti surasti. Na ką dvejetukas? O tai labai yra lengva, žinok, taip atrodo. Sakai, tu girdžiu, kaip sakai, ar ne, garsiai ar savo mintyse. Taip, Teresė, tau atrodo viskas lengva, bet tai nėra taip lengva. Bet tau galima padėti. Bet svarbiausia, turi padėti pats ir pati savo. Komforto zonoje niekas tau nepadės tol, kol tu esi komforto zonoje. Bet visų pirmiausia, išsiaiškink priežastis. Kas yra ta per situacija? Jeigu tu priežastį žinai, tai išsiaiškink priežastis, kaip tu atsidūrei toj situacijoje. Vat tiesą savo pasakyk, visišką nuogą tiesą savo pasakyk. Kaip tu atsidūrei toj situacijoje, iš kurios atrodo tu negali išeiti. O tada pasižiūrėk, kokia patogi kėdė, patogumas ir komfortas tave laiko toj situacijoje. Augimas nevyksta čia, kur tu esi. Padėti tau negalima čia, kur tu esi. Tačiau iš komforto zonos čia, kur tu esi, tau niekas irgi negali, tavęs niekas negali iš ten išstumti. Niekas. Tik tai su pasitikėjimu savimi tu gali pabandyti iš tos situacijos išeiti. Tu gali pabandyti po mažai žingsneliais iš tos situacijos išeiti. Jeigu tau atrodo, kad tu gali rinktis ir komforto zoną ir tą situaciją pakeisti, neišeinant iš komforto zonos,
kortos sako, kad ne, taip neišeis, taip nebus. Arba tu renkiesi išeiti į naujus horizontus, tu renkiesi augti, tu renkiesi nelaukti rezultatų, bet eiti link jų. Bet tuos rezultatus daryti. Kodėl tiek daug mūsų kraunasi savo to, ko nereikia? Kodėl tiek mūsų daug leidžia užsikrauti ant savęs, tiek daug atsakomybių, tiek daug darbo, tiek daug pareigų? Tai pagalvok labai gerai, ar tikrai tau viso to reikia, ko tu galėtum atsisakyti. Vat ko tu galėtum atsisakyti? Kas yra tai, ko tu galėtum atsisakyti? Nes tavęs laukia atbudimas, tavęs laukia pamatyti, kad tavo gyvenimo tikslas nėra viską tempti ant savo pečių. Tavo gyvenimo tikslas nėra nuvertinti save. Tavo siela tau sako, tu pamatyk savo gyvenimo tikslą. Kas yra, kodėl tu savęs tiek nemyli, kodėl tu save tiek nuvertini? Kas tai yra? Proveržį gali padaryti, jeigu tu turi viziją, bet jeigu tu neturi vizijos, tai iš bet kokios situacijos tu nematysi kelio, kur tu turi eiti. Tu turi turėti kažkokį planą, kažkokią viziją, kažkokį tikslą. Kas tai yra, link ko tu turėtum eiti. Komforto zona be aiškių tikslų taip ir liks komforto zona. Tu gali savo padėti tik tai tokiu atveju, jeigu tu į viską žiūrėsi ir iš praktiškos pusės, bet ir iš tos pusės, kad vis dėlto ne veltui tau tos situacijos ateina. Vadinasi, jos yra tam čia, kad tu už jas padėkotum ir pagalvotum, už ką tau ateina tos situacijos. Tu turi šitokią didžiulę dovaną, tai yra tavo intuicija, kuri kalba su tavim, bet tu greičiausiai jos negirdi. Tai kaip tu gali išgirsti atsakymą, kokiu keliu tau eiti ir kaip tau padėti? Padėti tu gali tik tai tada savo, kada tu iš tikrųjų girdi tą vidinį kvietimą. Bet tai turi ateiti per savęs įvertinimą. Nes jeigu tu tą kvietimą padarysi, bet neįvertinsi savęs, tai nesvarbu, kad tu galbūt išeisi iš šitos komforto zonos, bet galbūt tu atsirasi kitoj komforto zonai. Čia irgi labai yra toks kelias, kuris galbūt eina paraleliai kairiai dešinę, o galbūt atgal, bet ne į priekį. Nes tik į priekį einant, tu gali iš tikrųjų padėti savo. O tada ateis pas tave žmonės, kurie tau gali padėti. Bet pirmiausia, savo padėti tu turi, suprantant situaciją, kad viskas yra čia šalia tavęs. Visi tavo norai, jie gali pildytis, jie turi pildytis, nes tau tai yra duota, tau yra pažadėta, tai nėra kitaip. Tavo siela, jeigu jinai jau tiek prašosi išeiti iš tos komforto zonos, kur tu esi dabar, ji tave kviečia į gausą. Tačiau be komunikacijos, be ėjimo, be nuolatinio pokyčio, bet pokyčio tokio, kurį tu eini su užsidegimu, tu ir toliau sėdėsi toj pačioj situacijoje. Vizijų vien neužtenka. Reikėtų daryti tokius žingsnius, nuolatinai juos daryti, vieną po kito, sistemingai daryti juos, bet juos daryti ne taip, kad oi, aš privalau, oi, man ir vėl reikia, bet su tokiu užsidegimu, kad žinai, aš dabar tikrai noriu keistis. Aš esu verta tos gausos, aš esu vertas gausos, aš noriu keistis. Aš noriu keisti šitą situaciją, nes man joje yra nepatogu, man joje yra nefaina.
O kada aš išeisiu iš šito lygio, kuriam aš esu, tai tada aš galėsiu pasižiūrėti, kas man gali galbūt padėti. Nes jeigu aš esu žemoj vibracija, aš esu žemam lygmenį, tai mane supa lygiai tokie patys žmonės, kurie turi lygiai tokias pačias problemas. Ir nelabai jie gali padėti man. Bet jeigu aš savo nepadėsiu, tai ir tie žmonės negalės padėti man. Bet tu turi šitokią nuostabią dovaną, tai yra tavo vidus, jisai žino, ką tu turi daryti. Tai tavo šventas žinojimas, šventas žinojimas, jis tave gali labai toli nuvesti. Bet to švento žinojimo reikėtų klausytis. Nes ateina laikas, kada tu iš tikrųjų gali prabusti. Ir tu gali prabusti ir tau reikia prabusti, bet jeigu tu tik galvoji, kad saldžiai miegant tu ir toliau gausi tokias situacijas, kokių tu nori, o ne tokios, kokiose tu esi, tai tu klysti. Norint gauti geriau, norint išeiti iš tos padėties, kurioje tu esi, tu turi daryti žingsnius, nes jeigu tu žingsnių nedarai, tai tu niekaip neišeisi iš tos situacijos, tu ir toliau neši tą jungą. Ir toliau tavo siela miegos. Ir toliau tavo intuicija nerodys tau kelio, nes tu jos paprasčiausiai negirdėsi. Tai 2. Tiek žinių 2. Toliau einam pas 3. Apie kągi yra 3 pozicija. Kągi ji paslepia po savo 3 numeriuku. 3 skaičiuku, kokiagi kortą paslepia. Kur tavo poilsio vieta? Eisim ilsėtis dabar, ne 3. Kur tavo poilsio vieta? Kas tai yra tai, kur tu pasiilsi? Labai prašom, Žaneta. Kurgi tu, mieloji, pasiilsi, ar mielasis? O pasiilsi visur. Ten, kur magiška, ten, kur optimistiška, ten, kur pozityvu, ten, kur faina, ten, kur šilta. Greičiausiai ilsiesi ten, kur saulė, ten, kur šilta, ten, kur yra tiesiog nuostabi atmosfera, kur atrodo magija vyksta, kur atrodo tau viskas, ko tu nori, yra ten. Tu gali susikurti tą magišką atmosferą, svarbiausia, kad būtų šilta ir saulėta. Nerealiai tikrai. Rašykit, kokius numeriukus pasirinkot, nes nemačiau, žinokit, mačiau kelis, bet nedaug. Tikrai nedaug, mačiau, kiek numeriukų surašėt. Labai ačiū, Aušrinė. Labai ačiū, Raselė. Labai ačiū, Dovilė. Ką 3, tai kurgi tu ilsiesi? Kurgi tau yra faina ilsėtis? Kur šilta, kur saulė, kur faina, kur pozityvas, kur smagu, kur optimizmas, bet visa tai tau duoda labai daug pasitikėjimo. Kur tu ilsiesi? Ten, kur draugės, ten, kur tu gali tiesiog pasileisti plaukus, nieko nebijant. Tu ilsiesi ten, kur tau yra smagi kompanija, tau nebūtina daug žmonių, bet tau yra nuostabu, kada žmonės tie, kurie yra su tavimi, jie tave palaiko. Tu pasilsi ten, kur tu gali kurti, kur tavo kūryba yra suprantama, tavo kūryba yra priimama, ten, kur niekas tau nekvaršina galvos, kur nėra agresijos, kur nėra įtampos. Tu ilsiesi ten, kur nėra nesutarimų, tu ilsiesi ten, kur meilė. Tau labai svarbu, kad šalia tavęs būtų tavo meilė, arba bent jau žmonės, kurie tave myli, žmonės, kurie nori būti su tavim, žmonės tie, kurie turi tai, kas jungia jūs kartu. Tai yra pagarba, tai yra supratimas, tai yra tai,
kas leidžia romantiniai meiliai įsiliepsnoti. Galbūt tu ilsiesi sportuojant, ten, kur tu gali savo įtampą išlaisvinti. Galbūt kažkam poilsis yra sportas, pasivaikščiojimas gamtoj. Galbūt poilsis yra tada, kada nereikia bandyti daryti viską, kad tik laimėtum, kad tik pasisektum, kada nereikia jokių barnių, kada niekas tavęs negąsdina ir yra ramu, tiesiog ramu. Tau nebūtinai reikia būti kažkur labai labai ypatingoj vietoj. Tau poilsis gali būti tai, kada tu kuri iš širdies ir kažkas džiaugiasi tavo kūryba. Ten, kur nėra streso, ten, kur nėra noro pasirodyti už kažką geriau, kur kažkas kitas nebando pasirodyti geriau už tave. Tavo poilsis yra šeima. Tu labai mėgsti laiką praleisti su šeima, tu pasiilsi. Tu labai mėgsti galbūt važiuoti pas močiutę į kaimą, pas babą, pas dieduką, pas tėvelius. Nes ten galbūt gamtos apsupty tu randi ramybę. Galbūt tavo poilsis yra, kur tu grįžti į savo giminės šaknis. Galbūt tavo poilsis yra susijęs su tuo, ant kiek tau yra svarbu grįžti ten, iš kur tu atėjai. Galbūt tavo poilsis yra toksai, kur tu gali tiesiog šviesti kitiems, šildyti kitus, nepervargstant. Tavo poilsis yra ten, kur tau miela kurti. Tavo poilsio vieta yra tavo kūrybos vieta, tavo šventa vieta, kurioje tu tiesiog atsiduodi kūrimui. Nors tau atrodo, kad tu galbūt labai pavargsti su vaikais, su šeima, bet iš tikrųjų tu taipogi ten ir pasiilsi su raudono, balto vyno taure, mėgstamo arbatos puodeliu. Tu pasiilsi ten, kur tau niekas nebando pasakyti, kad tu kiekvieną kartą turi kažką nuveikti, kažką daryti, kažką sukurti, kažką grandiozinio tokio. Tavo poilsio vieta yra ten, kur tau gera, kur tu gali svajoti, kur tu gali elgtis taip, kaip tau norisi, kur tavo siela išsilaisvino. Tavo poilsis yra ten, kur tu gali savimi pasirūpinti, išreikšti meilę savo, kur tu gali save mylėti, kur tu gali parodyti savo meilę. Galbūt tavo poilsis yra tiesiog pasiėmus gerą knygą ir mylimo gėrimo puodelį ar taurę, atsisėdus, klausantis gamtos garsų, o gal tiesiog tylos. Tavo poilsis yra palepinti save masažų, veido procedūrų. Tavo poilsis yra tiesiog ten, kur tu gali atsipalaiduoti. Ten, kur tavęs niekas neskubina nieko daryti, kur pasaulis atrodo sustoja. Ir viskas tiesiog sustingsta tą akimirką, nes tu niekur neskubi ir tu tiesiog mėgaujasi akimirką, čia ir dabar. Tavo poilsis yra ten, kur tu jauti, kad save myli. Tai va trejetukui. Tiek trejetukui apie tai, kur yra poilsio vieta. Tikiuosi, tiko, patiko, atitiko. Kiekvienas pasiimkit tai, kas rezonuoja, kas važiuoja kažkur, kur karšta, kas galbūt tiesiog ilsisi ten, kur savo kūrybą gali išreikšti. Kažkam gal poilsis yra labai svarbus laikas savo. Kaip gali atleisti?
Labai toksai, žinokit, aktualus klausimas, nes daugelis žmonių vis dar niekaip negali atleisti. Jiem atrodo, kad atleisdami jie atsuks kitą žandą, nes į vieną žandą jau gavo. Tai kaipgi tu gali atleisti? Kaipgi tu gali atleisti? Paklauskim tavo sielos, kaipgi ji galėtų atleisti. Kada tu nestovi vietoj. Kada tu mintyse viską apsvarstai. Kada ne tavo širdis kalba, bet kalba tavo protas. Kada tu labai tiesiogiai pasižiūri, kągi tau duoda stojimas vietoje. Nes neatleidimas tave laiko vienoj vietoj. Neatleidimas tave kontroliuoja. Neatleidimas tau neleidžia judėti į priekį. Neleidžia judėti į priekį. Nejudėjimas į priekį tai yra neėjimas į sėkmę. Kaip tu gali atleisti? Tai yra kalbėjimu, tai yra bendravimu, tai yra išsakymu. Tai yra iš pasakojimų savo jausmų. Tai yra tai, kad tu labai nori keistis. Tu nori keisti savo savijautą. Tu nori keisti, kaip tu į visą tai reaguoji. Darbu. Vat tokiu nuoširdžiu darbu su savimi. Supratimu, kad rezultatų taip greit neateis. Kad vis dėlto reikia save tam neatleidimo, tuose neatleidimo pančiuose savęs laikyti nereikia. Nes tai nieko neduoda. Jeigu tu nešiojasi pyktį, neapykantą, pagiežą savyje, kažkam, kas tave nuskriaudė, tu iš tikrųjų nekenti žmogui, kuris nuskriaudė tave, bet tu kenti savo. Žmonės, kurie skriaudžia tave, jiem yra giliai dzin, kaip tu jautiesi. Tu neleidi savo atgimti, tu neleidi savo išeiti iš tos situacijos, nes ji tave laiko tose negatyviuose gniaužtuose. Šita situacija neatleidimo, jinai stato tave į aukos poziciją. Tas, kas skriaudė ir skriaudžia tave, jie nėra auka, tai tu esi auka ir tu leidi save pastatyti į tokią aukos poziciją. Atleidimas yra reikalingas tau, o ne kažkam. Atleidimu tu sustiprini savo pasitikėjimą savimi. Tu savo poziciją patobulini, pastiprini, pagerini. Tu atleidimu taipogi nubrėži ribas. Nes jeigu atleidi, tai nereiškia, kad tu atidarai vartus kitam skausmui ateiti, pažeminimui, nužeminimui ar dar kažkokiai tokiai emocijai, įvykiui, dalykui, kad ir vėl tave įskaudintų. Ne, tai nėra apie tai. Atleisdamas tu kaip tik gimni savo poziciją, tu apgini savo poziciją, nes tu tvirtai atsistoji ir tu atleidimu tu leidi savo pajausti stiprybę. Ne tas stiprus, kuris puola, bet stiprus tas, kuris nekariauja dėl nieko. Atleisk per meilę, tai sukurs tau naują emociją. Atleisk per emocinį prabudimą, suprantat, kad pyktis ir neatleidimas tai yra akmuo ant tavo širdies, nes tau tai sukels apatiją, melancholiją, sukels nepasitenkinimą. Tai yra emocija, ją turi išgyventi, tai ir išgyvenk ją. Išgyvenk, leisk ir paleisk. Ir tuo pačiu atleisk. Nes neturint atleidimo, neatleidžiant, iš tikrųjų tu neleidi savo augti.
Nes šita emocija, jinai tave labai labai varžo. Ta pykčio emocija, nepasitenkinimo emocija, ji tave labai varžo. Šita emocija tave labai labai spaudžia į rėmus. Atleidimas tai yra stabili emocija. Atleidimas pastato tave tvirčiau ant savo kojų. Nes kada tu neatleidi, tu vis ieškai priežasčių, kodėl tu negali atleisti. Ir tai lieka tokia atvira žaizda. Va tas neatleidimas lieka neužverstas kažkoks lapas. Tai neužverstas lapas ir neužbaigta situacija su žmogum, dėl ko tu turėtum atleisti. Atleidimas yra tau. Atleidimas yra apie tave, ne apie kitą žmogų. Tai yra tokia emocija, kurią išgyvenus, kurią padarius, tu kitaip visai žiūrėsi į pasaulį, tu kitaip jausies, nes tu nusimesi labai sunkią naštą nuo savo pečių. Nešantis akmenį ant širdies yra sunku tau. Tas, kuris kažką tau padarė, tave nuskriaudė, tave įžeidė ar skriaudžia ir žeidžia, ir toliau tai darys, nes tu palieki atvirą kelią tam. Jeigu tu atleidi, tu žmogų nuginkluoji, nes jis nebetenka malonumo tave skaudindamas. Kada tu atleidi, tu parodai, kad tau neskauda. Nors taip gal ir nėra iš tiesų, tačiau puola tuos, kurie leidžiasi būti puolami. O jeigu tu atleidi pirmiausia savo, kad leidai savo būti tokioje situacijoje, tada tau atleisti irgi yra lengviau. Nes atleidimu tu gali pradėti judėti į priekį, neatleidžiant, tu stovi vietoje. Tai yra darbas. Neatleidžiant tu save tiesiog negatyviose emocijose, energijose laikai. Tu negali judėti į priekį. Neatleidžiant, tu neįleidi į savo širdį meilės. Nes tik tai mylinčioje širdį gali būti apsisaugojimas. O apsisaugoti galima tik tai patiems. Apsisaugoti ir apsaugoti savo energetiką galima tik tai patiems. Kada nelaikai to sunkumo ant savo širdies, kada leidi savo sielai atgimti iš tos tokios negatyvios energijos, negatyvios tokios aplinkos ir leidi savo judėti prieki, nes atleidžiant tu gali judėti toliau. Neatleidus tu vis sukiesi ir sukiesi. Toj pačioje energetikoje, tam pačiam rate, tam pačiam skausme, tam pačiam nusivylime, pyktyje. Bet tu nenori būti tokiose energijose, tu nori kilti aukščiau, tu nori būti geresnėse energijose. Tai tu gali daryti tik tai, kada tu išsilaisvinsi iš tų pančių, kuriuose tu save įdėjai. Atleidimas yra labai nuostabi emocija, kuri leidžia tau pasijausti didesniu žmogumi. Tai būk to didesniu žmogumi, nes tada tu pajusi šviesą širdyje. Bet visų pirmiausia, atleisk sau. Už viską. Už bet ką, kas tave slegia. Atleisk sau, kad galbūt tu negali judėti prieki taip greitai, kaip tu norėtum, link savo svajonių, link savo tikslų. Atleisk sau galbūt už tai, kad kažkam pasakei negerą žodį. Galbūt mylimam žmogui, galbūt savo pačiam pasakei ne komplimentą, o kažką negražaus. Atleisk sau už kiekvieną savo poelgį, prie kurio tu vis grįžti ir sakai sau, jeigu aš būčiau pasielgęs kitaip,
tada būtų kitaip. Atleisk už tas mintis savo, atleisk už kiekvieną dalyką savo, dėl kurio tu negali judėti prieki, už savo pasirinkimus, už savo veiksmus, už tai, kad galbūt šiandieną nesi tokioj tvirtoj pozicijoje, kokioj norėtum būti. Galbūt už tai, kad šiandieną tavo širdie nebuvo pilna meilės. Atleisk savo už tai, kad galbūt dar vis lauki kažko, kas tau padėtų išeiti iš tavo komforto zonos. Atleisk savo už visas praleistas galimybės. Atleisk savo už tai, kad vis negirdi savo sielos šauksmo. Tiesiog, pirmiausia, atleisk savo. Ko aš nuoširdžiai ketvirtuk tau ir linkiu. Pirmiausia, atleisk savo, o tada ir kitiem atleidimas ateis daug lengviau. Tai vat, taip šį vakarą susidėliojo kortos, taip šį vakarą norėjusi perduoti šitą žinutę jums, šitas žinutės jums per jūsų pasirinktą numeriuką. Tikiuosi, davė pamastymui peno. Ačiū, kas buvo šį vakarą su manimi. Šitą video kelsiu į YouTube kanalą taipogi, kad būtų įmanoma pasižiūrėti, galima pasižiūrėti. Ir savaime aišku, pasistengsiu išsaugoti čia, Instagrame. Tai linkiu jums pačio geriausio likusio sekmadienio vakaro ir linkiu pačių šviesiausių emocijų. Ir labai daug meilės savo. O dabar einu išdėlioti žinutes visoms, kas mane vaišino virtualia kavyte šiandieną. Ačiū dar kartą, mielosios, tikrai. Ir ačiū, kad esat su manim. Ir pasėdit magiškoj aplinkoj. Tai jūs padedat man sukurti tą magišką aplinką. Nebūtų jūsų, nebūtų tiek daug magijos. Jūsų daug ir daug magijos yra čia. Tai va, apkabinu kiekvieną karštai, tvirtai, siunčiu daug šviesos, daug meilės ir susitiksim rytoj ryte Gerosios raganos Teresės podcaste ryto live su nuostabiom emocijom ir nuostabiais sapnų pasiaiškinimais. Sapnuokit gerus sapnus, kad rytoj turėtumėt kuo pasidalinti su manim. Tai va. Labanaktis.